Kiekvieną kartą, kai pajudate ranka, pakylate nuo kėdės ar tiesiog mirksite akims, jūsų kūnas ką tik sudegino mažą energijos dozę. Ir už didžiąją dalį tos energijos atsakinga viena maža molekulė, apie kurią kalbama jau dešimtmečius, dažniausiai sporto salės kontekste. Bet tai, kas iš tikrųjų vyksta, organizme su sporto sale neturi nieko bendro. Noriu trumpai paaiškinti, kas yra kreatinas, iš kur jis atsiranda, kaip veikia ir kodėl tai visiškai natūralus organizmo dalykas, o ne kažkas, ką reikėtų vartoti su atsargumu kaip vaistą. Pradėkime nuo paprasčiausio dalyko. Kreatinas nėra svetimkūnis organizmui. Jūsų kūnas jį gamina pats, kepenyse, inkstuose ir kasoje. Tam naudojamos 3 amino rūgštys, kurios natūraliai gaunamos su maistu: glicinas, argininas ir metioninas. Tai tos pačios amino rūgštys, kurias organizmas naudoja baltymų gamybai, be to kreatino gauname tiesiogiai su maistu, daugiausiai jo yra raudonoje mėsoje ir žuvyje. Taigi kiekvieną dieną, net jei niekada nesate girdėję žodžio kreatinas, jūsų kūnas jį turi, gamina ir naudoja. Tai vyksta dabar, kol klausotės šio video. Be to noriu paaiškinti vieną dažnę painiavą. Kreatinas nėra hormonas, jis nesiunčia organizmui jokių instrukcijų pakeisti hormonų gamybą. Kreatinas nėra steroidas. Steroidai veikia per hormonų receptus ir keičia tai, kad organizmas augina raumenis ir reguliuoja kitas funkcijas iš išorės. Kreatinas taip neveikia. Kreatinas nėra vaistas ar sintetinė medžiaga, kurios kūnas nepažįsta. Tai natūrali molekulė, kuri jau egzistuoja kiekvienoje jūsų ląstelėje, nepriklausomai nuo to, ar vartojate jį papildomai ar ne. Kitaip tariant, kai organizmas gauna daugiau kreatino, jis negauna nuo jos nepažįstamos medžiagos, su kuria reikėtų susitvarkyti. Jis tiesiog gauna daugiau to, ką jau moka naudoti. Panašiai, kaip jei turėtumėte namuose šaldytuvą ir kažkas atneštų dar maisto, šaldytuvas nesikeičia, jis tiesiog turi daugiau ką sudėti į jau egzistuojančias lentynas. Kad suprastume, kam reikalingas kreatinas, reikia suprasti vieną pagrindinę sąvoką – ATP. Kiekviena jūsų kūno ląstelė turi savo energijos valiutą. Jį vadiname ATP – adenozintrifosfatas. Sudėtingas pavadinimas, bet principas paprastas. Tai molekulė, kuri moka už kiekvieną veiksmą organizme. Kai plaka širdis, moka ATP. Kai galvojate, moka ATP. Kai vaikštote, kapuojate, virškinate maistą, net kai tiesiog mirksite, visur tas pats mokėjimo įrankis. Žodis trifosfatas reiškia, kad šioje molekulėje yra 3 fosfato dalelės, prijungtos prie pagrindinės dalies. Kai organizmui reikia energijos, atsiskiria viena iš tų fosfato dalelių ir būtent šio atskirimo metu išsiskiria energija, kurią naudoja ląstelė. Atskyrus vieną fosfatą, ta molekulė tampa ADP, adenozin-difosfato. Tiesiog liko 2 fosfato dalelės vietoj 3. Tai tarsi pusiau išleista moneta, dalis vertės jau panaudota. Problema ta, kad ADP pati savaime nieko nebegali apmokėti. Norint vėl turėti pilnavertę energijos monetą, reikia tą trūkstamą fosfato dalelę kažkur gauti atgal. Štai čia ir įsijungia kreatinas. Apie 2/3 viso organizmo esančio kreatino yra saugoma raumenyse specialia forma, kaip kreatinfosfatas. Tai kreatinas, prie kurio jau yra prisijungusi papildoma fosfato dalelė. Kai ADP stovi be fosfato ir laukia, kreatino fosfatas greitai atiduoda savo fosfato dalelę tiesiai ADP molekulį. ADP vėl tampa pilnavertė ATP ir vėl gali apmokėti už kitą ląstelės veiksmą. Šis procesas vyksta nuolat kelis kartus per sekundę kiekvienoje raumenų ląstelėje, kol jūs judate. Galima sakyti, kad kreatinas atlieka tarpininko vaidmenį. Jis nesukuria naujos energijos iš nieko, bet padeda greičiau perduoti tą fosfato dalelę ten, kur jos labiausiai reikia tą sekundę. Kadangi didžioji dalis kreatino atsargų laikomų būtent raumenyse, raumenų ląstelės gali greičiau perkurti savo ATP atsargas, kai jų prireikia staiga ir intensyviai. Pavyzdžiui, keliant ką nors sunkaus, greitai užlipant laiptais ar staiga pasilenkiant. Moksliniai tyrimai šios srityje yra vieni nuosekliausių visų papildų industrijoje. Stebėta, kad žmonės, kurių raumenyse yra daugiau kreatino atsargų, sugeba atlikti daugiau pasikartojančių, trumpų ir intensyvių judesių, nei tie, kurių atsargos mažesnės. Taip pat fiksuojamas šiek tiek greitesnis atsistatymas po fizinio krūvio ir mažesnis raumenų pažeidimo lygis po intensyvios veiklos.
Svarbu suprasti tai, kad nereiškia, kad kretinas sukuria raumenis ar jėgą iš nieko. Jis tiesiog leidžia esamai energijos sistemai dirbti šiek tiek efektyviau ir ilgiau, prieš jai pritrūkstant degalų. ATP, ADP sistema veikia visose kūno ląstelėse, ne tik raumenyse. Tai reiškia, kad ten, kur ląstelės reikia daug energijos, greitai kretino vaidmuo gali būti svarbus ir kitur. 2 pavyzdžiai, kuriuos šiuo metu mokslininkai tyrė, tai yra smegenys ir širdis. Smegenys yra vienas energingiausių dirbančių organų visame kūne, nors sveria tik nedidelę dalį viso kūno svorio. Tyrėjai analizuoja, ar didesnis kretino kiekis smegenų ląstelėse gali būti susijęs su geresniu protiniu atsparumu nuovargiui, ypač situacijose, kai smegenims tenka dirbti su mažesniu deguonies ar miego kiekiu. Širdis taip pat nuolat naudoja didžiulius energijos kiekius, nes tai raumuo, kuris niekada nesustoja. Mokslininkai tyrė, ar kretino sistema gali turėti reikšmės širdies raumens energijos tiekimui streso ar didelio krūvio sąlygomis. Svarbu pasakyti aiškiai, šios sritys vis dar tyrimos ir tai nėra galutiniai įrodyti ar oficialiai patvirtinti teiginiai. Tačiau tai parodo, kad kretino vaidmuo organizme yra platesnis nei vien tik raumenų jėga. Natūralus organizmo kretino ir bendros raumenų energijos sistemos efektyvumas linkęs palaipsniui mažėti su amžiumi. Lygiai taip pat, kaip natūraliai mažėja raumenų masė ar bendras energijos lygis. Tai nėra liga ar sutrikimas, tai natūralus, laipsniškas procesas vykstantis kiekvienam žmogui. Būtent dėl to ši tema dažnai aptariama kalbant apie sveiką amžėjimą. Ne todėl, kad kažkas sugendo, o todėl, kad sistema, kuri visada dirba automatiškai, su laiku tiesiog dirba šiek tiek lėčiau. Kadangi kretinas dažnai siejamas su sporto sale ir kultūrizmu, apie jį susiformavo nemažai mitų. Pirmas mitas, kad kretinas sulaiko vandenį ir dėl to žmogus pabrinksta. Iš tikrųjų, kretinas gali šiek tiek padidinti vandens kiekį raumenų ląstelių viduje, bet tai yra normalus, sveikas procesas, vykstantis ląstelės lygmenyje, o ne paviršinis patinimas. Antras mitas, kad kretinas yra kažkas panašaus į hormonus ar steroidus, kurie pakeičia organizmo veikimą iš išorės. Kaip jau minėjau, tai netiesa. Kretinas yra molekulė, kurią organizmas jau gamina ir naudoja kasdien, nepriklausomai nuo to, ar ji gaunama papildomai. Trečias mitas, kad tai tinka tik jauniems, besitreniruojantiems sportininkams. Iš tikrųjų, energijos sistema, apie kurią kalbėjome, ATP ir ADP ir kreatinfosfatas veikia kiekviename žmoguje, kiekvieno amžiaus, nepriklausomai nuo to, ar jis sportuoja ar ne. Vienas iš ilgiausiai ir nuosekliausiai tyriamų papildų pasaulyje būtent ir yra kretinas. Per dešimtmečius publikuota daugiau nei 3000 mokslinių darbų ir atlikta šimtai klinikinių tyrimų, nagrinėjančių jo saugumą įvairiose amžiaus grupėse ir vartojimo trukmėse ir reikšmingų neigiamų poveikių mokslinė literatūra neužfiksuota. Taigi, jeigu reikėtų viską sutalpinti vieną sakinį, tai kretinas tai nedidelė molekulė, kurią jūsų kūnas jau gamina pats ir kurios pagrindinė užduotis padėti greičiau perkrauti energijos sistemą tose ląstelėse, kurioms energijos reikia greitai ir dažnai. Tai nėra hormonas, tai nėra steroidas, tai nėra kažkas, ko organizmas nepažįsta, tai dalis natūralios biologijos, kuri veikia kiekviename iš mūsų, kiekvieną sekundę, nepriklausomai nuo to, ar apie tai kada nors esate girdėję.